Einam pažiūrėsim, ką jaunieji sportininkai veikia prieš turnyrą. Dirba. Ponas, gal turit keletą minučių atsakyti klausimų svarbių Lietuvos žiūrovams? Tai aišku. Kokias mintis prieš turnyrą, koks nusiteikimas bendras? Nusiteikimas labai nuostabus, tiesiog net nežinau, jaučiuosi labai stipriai pasiruošęs. Super, gal buvo kažkokios specialios treniruotės ar koks treniruočių režimas prieš turnyrą? Treniravausi su Ostinu ir ruošiausi vėjuotam orui ir mokinausi žemus smūgius mušti. Tai pavyksta dabar tas žemas jau? Labai gerai, tikrai pavyksta, be priekaištų. Supratau, tai žodžiu pasitikį savim jau prieš turnyrą dabar. Pasitikiu. Manau, kad galiu, jeigu tik nesusinervuosiu. Supratau. O ko tikėsi iš tų varžybų labiausiai? Tikiuosi laimėti. O jeigu nežiūrint rezultatų, nežinau, gal kažkokio, nežinau. Tikiuosi įgauti daugiau patirties ir jaustis kuo labiau atsipalaidavęs turnyre. Kokie maždaug tikslai, jeigu žiūrėti į skaičių, ką norėtum sužaisti, ką tikėsi? Norėčiau sužaisti aplink parą, maždaug plius minus. Kiek tas plius galėtų būti? Net nežinau. Koks rezultatas tave tenkintų? Sakytum, kad sužaidžiau taip, kaip galėjau. Plius 5 per 3 dienas būtų neblogai. 3 dienas, tai maždaug plius 1, plius 2 per raundą. O kas labiausiai nuviltų, koks, tada prasme, nežinau, gal kažkokiu, žinai, kažkas gazdina tam aikštynę, ar yra kažkoks kliūtis, kurią labiausiai bijai, kad neįveiksi? Labiausiai gazdina pasitikėjimas savimi. Kai, pavyzdžiui, ridenu iš kokio metro, labai nepasitikiu savim. Galvoju, kad neįridensiu. Tokia baimė. O tai čia girdėjom sezono pradžioje buvo tokių problemų tos, tai su metru ir mažiau, tai gal kažkokių irgi treniruočių padirbėjai ties to dalykų kažkaip? Taip, daug labai ridenu, tiesiog iš metro, pavyzdžiui, per treniruotės seniau, pavyzdžiui, net nepabaiginėdavau už 20 cm, o dabar pabaiginėjau, susikaupęs pilnai. O kai žaidi daug tų turnyrų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, tai kaip manai, kuom šitos varžybos, kad ir 3 ar 4 kartą dalyvauji, kuom jos tau skiriasi nuo lietuviškų varžybų? Jos skiriasi, kad čia organizuota labai nuoširdžiai ir labai viskas įdomu. Pavyzdžiui, prieš turnyrą kiekvienais metais čia eini, pavyzdžiui, į Karaliaus pilį ir apžiūri tenai viską. Tiesiog taip rimčiau pažiūrėti į turnyrą. O pačios varžybos, tarkim, nežinau, laukai, žaidimas, žaidėjai, koks ten skirtumas? Žaidėjai tai tiesiog yra, net ir paskutinis žaidžia labai gerai žaidėjas. Kuris liks paskutinis, vis tiek jis žaidė, tikrai gerų lygių. O kaip su jauduliu? Ar yra kažkoks jau prieš startą, nežinau, ar bus galbūt jau pirmas tas smūgis prieš, reiškia, pats pirmas varžybų smūgis, laukiai, nežinau, jaudinėsi? Manau, kad bus, kai mušiu patį pirmą smūgį, tiesiog kai žiūrės visi žmonės, tada yra jaudulys, bet prieš, dabar tai tiesiog dar labiau, dar įdomiau laukti. O kažką išskirtinio darėjai, nežinau, prieš tas varžybas kažkokių specialių, tai reiškia, be to žemo smūgio, nežinau, treniruočių, kažko? Net nežinau, aišku, tiesiog treniravausi savo svingą, tiesiog pagerinti ką nors, tada dar, nes,
pavyzdžiui, muždavau per daug dro, tai dabar treniravausi, kad mažiau dro, tiesiog kad tiesiai muščiau lengvą smūgį. O vėjo nebijai? Bijau, nes aišku, daug sunkiau žaisti, kai vėjas yra. Tai aišku, bijau. Na, aišku, oras neblogas, bent šiandien buvo, turbūt reiktų tikėtis. O kaip manai, kaip geriau sužaistum, ar sudėtingom sąlygom, tarkim, lietus vėjas, ar geriau, kad šviestų saulė? Aišku, turint omeny, kad sąlygos visiems tas pačios, ar jautiesi stiprus, reiškia, esant blogoms sąlygom? Manau, kad jeigu lytų lietus ir nebūtų vėjo, tada būtų geriausiai man. Nes aš nežinau, kiek žaidžiu, tai per lietų geriau sužaidžiu negu per saulę. Na, kai saulė šviečia. Tai, o kiti blogiau. Tai man dėl to yra geriau. O kas galėtų būti tavo didžiausia kliūtis, tas didžiausias priešas šitose varžybose, norint, reiškia, pasiekti tą gerą rezultatą? Paminėjai, kad tas metras dar nepalieka, reiškia, tavo minčių, bet kas dar galėtų sutrukdyti to? Tiesiog labai dažnai susinervuoju padaręs blogą smūgį ir po to save peikiu visą raundą ir dėl to dažniausiai blogai sužaidžiu. Tai norėčiau labai, kad to nebebūtų. O kaip su tavo ramybė, kaip bandysi išsaugoti savo olimpinę ramybę ir nebūti išbalansuotas, reiškia, to kažkokio tai streso? Tiesiog, kad galvočiau, kad nieks dar nėra prarasta ir tiesiog žaisti toliau, sakyti savo, kad galima ištaisyti tai ir viskas. Nu tai gerai, taip tau ir palinkėsim tada, reiškia, žaisti po vieną smūgį ir negalvoti nei atgal, nei į priekį. Vienas smūgis ir 70. Iki.